Labas rytas visiems. Naktis buvo rami, išsimagojau, kaip palapiniai, tai manau puikiai. Jau ką, reikia keltis, gamintis maistą, pusryčiaut ir plaukti toliau. Štai mano pusryčiai gatavi. Sėdu pusryčiauti. Skanaus. Sulūžo mano štatyvas. Šita dalis turėjo būti va čia vat. Ir jinai nebelūžo. Bet aš nebūčiau aš, jeigu neišsisukčiau iš padėties. Kai išsipjovėm pagaliuką, čirkučių pagalba prasigrėžiam skylutę ir pritvirtinam telefono laikiklį. Aš manau, gal pavyks kažkaip pafilmuoti su šito daiktu. O, vandenukas nuostabus. Atgaivina puikiai. Po pusryčiavęs. Dabar jau ir nusiprausęs. Galima tęsti kelionę. Štai ir susipakavom daiktus. Apsižiūrim, ar daugiau čia nieko nepalikom, ar tikrai viską palikom tvarkingai. Ačiū šeimininkam, kad priėmė šiai nakčiai čia pernakvot. Plaukiam toliau.
Taip, vieta buvo labai faina. Man labai patiko čia miegoti. Dar kartą ačiū nuostabiem šeimininkam, kurie dar ir pasiklausė, ar man nieko netrūksta. Tai buvo labai malonu. Pasiūlė savo pagalbą. Ačiū jiems. Plaukiam toliau. Iki. Be reikalo aš vakar panikavau, kad nerandu vietos, nes buvo jau vakaras, pradėjo temt, o visur buvo miškas, praktiškai niekur nebuvo galimybės išsilaipinti. Radau vieną vietą, pasirodė, kad kažkoks takelis, bet kaip paaiškėjo, tai buvo matyti žvėrių takas, kurie čia ateina atsigerti. Kamera buvo tuo metu išsikrovus, tai nenufilmavau tos dalies. Pasirodo, čia praplaukus kelis kilometrus toliau, čia labai daug puikių vietų, palapiniai ir stovyklavimai. Sustojom poilsiui, kažkokia tai visai nebloga vietelė. Yra suoliukas, yra lieptas, kuris kabo ore. Ant kalnelio dar vienas suoliukas su stalu. Aš manau, atsigersim arbatėlės ir plauksim toliau.
Turistas sugalvojo pasigaminti pietus. O pietų mes gaminsim šviežias bulvytes su dešrelėmis. Tai bulvytės pasūdysim. Kol verda bulvės, pasiruošim mes sardelės. Sardelės pasikepsim ant lašinukų su svogūniuku. Manau, bus skanu. Ant klevo bonkus saulėtyška, šviesų darželėje sesers. Tu padainuok berniok pablyškęs, sesuo ir vėjas tau pritars. Tu padainuok šaunus bernioke iš Suvalkijos lygumų, o tau pritars javai nunokę ir senas gluosnis prie namų. O tu pašvilpauki bernioke iš Suvalkijos lygumų, o tau pritars javai nunokę ir senas gluosnis prie namų. Tai bulvytės jau išvirė. Dabar aš manau šiek tiek pasipjaustysim lašinukų vietoj aliejaus ir apsikepsime jau sardelės. Taip, sardelės beveik iškepė. Nu kaip iškepė, jas tiesiog apskrudo. Manau, bus skanu. Kada alkanas gamtoj, atrodo viskas skanu. Įsidėsim bulvyčių. Ragaujam sardelės su bulvytėm. Kaip skanu.
Namuose tokių dalykų niekada neperku. Bet granai kelioniai pagalvoju, kad plauksiu kelias dienas, tai kad maistas nesugestų, tai pirkau specialiai sardeles, kažkokius tai karštai rūkytos dešrelės, krekenavos. Va tokius. Man garantija, kad jos nesugestų. Nu, realiai, vat parai praėjus, nieko jom nepasidarė. Agurkėlį pavyzdžiui. Agurkį iš savo daržo. Labai skanų šiemet agurkai. Karčių nėra nei vieno. Nei galiukai, nei niekas. Nieko pjaustyt nereikia. Tiesiog valgai ir negali sustoti. Nežinau, kas šiam. Geriausias prieskonis matyt. Gamta, geras oras. Ir alkis. Nors netoks iš ir alkanas. Bet vis tiek labai skanu. Ką planavom arbatėlės atsigerti iš pradžių. Bet gavos taip, kad papietavom. Tai irgi visai neblogai. Gal galima ir kavytės atsigerti su sausainukais. Skanaus. Na ką, ačiū šitai vietai. Pabuvome čia, pavalgiam, pagėrėm arbatos, pameškeriojom, bet nieko nepagavom. Lygtais viską palikom tvarkingai, plaukiam toliau. Labai geras gylis prie pat kranto ir labai gilų. Vandenilis nuostabus. Nežinau kaip, bet Google žemėlapiai rodo, kad aš plaukiu jau Nerim. Kaip aš į ją įplaukiau, aš tikrai nepastebėjau. Ar aš antiek atsipalaidavęs, atsipūtęs, bet arba žemėlapį tie grybauja, nes pakankamai silpnas ryšys, tai nežinau.
Panašu, kad sudegiau kojas, blauzdas, labai nešti. Gerai, kad turiu kažką pasitepti, bet jau dabar teks būt saugom kelniam, nes nenoriu dar labiau sudegti. Plaukęs labai greitai, netgi labai per greitai. Atrodo, lygtis niekur neskubu, niekur intensyviai neirkluoju, tiesiog vairuoju, bet tie kilometrai tirpsta. Ir aš jau visai netoli Nemenčinės, iki Nemenčinės liko maždaug kokie apie 5 kilometrus. Tai kažkaip visai šiandien nenoriu atplaukti dar į miestą. Matyt, šitoje vietoje aš ir stovyklausiu, įsikursiu šiai nakčiai, šiam vakarui. Praleisiu čia geriau laiką, dabar įsivirsiu kavos, arbatos, atsigersiu, pailsėsiu, pagalvosiu. Štai, ką mes turim vakarieniai. O vakarieniai mes turim vėl bulves su dešryte. Kitaip tariant, sardelėmis. Kodėl bulves? Todėl, kad jos gali sugesti. Ir jas reikia suvalgyti pirmiausia. Makaronus su grykės mes visą laiką spėsim išsivirti. Vakarėlis 8 valandos vakaro. Gerai pastovyklavau šitoje vietelėje. Čia nuo 5 valandų vakaro. Atplaukiau, pasigaminau maisto. Sėdžiu, meškerioju. Tiesiog ilsiuosi ir kaifuoju. Matyt, greitai ruošiuos eit miegot, įlysiu į palapinę, pasikrapštysiu telefoną ir miegosiu. O rytoj plauksiu, jau rytoj tikslas nuplaukti iki Vilniaus, kažkur tai sustosiu, pasigaminsiu maisto, pastovyklausiu ir manau vakare būsiu mieste.